Sveiki, mėlyje avinukai. Ar žinote, kad žodis sveiki yra pats saviniškiausias? Nes jūs atidarote zodiaką. Jūs sakote, sveikas gyvenime, sveika saulė, sveika meilė. Jūsų ženklas visako pradžių pradžia. Pirminis kosminis sprogimas. Jūs atverite duris į ateitį. Tie, kurie visada pirmi. Na, o visi kiti zodiako ženklai gali tik žvilgčioti į jūs ir dairytis. Jūs žinote, kur link judėti. Ir tiesą sakant, nelabai paisote, ar yra ten duris, ar jų nėra. Jeigu ką, jūs ramiai sausienoje iškirsite angą, nišą ir toliau pirmin. Tiesą sakant, kirsite nelabai dairydamiesi į šonus. Galbūt ten už metro bus duris. Bet jūs taip sparčiai judėjote pirmin, kad net pasižiūrėti, kad šalia yra tiesiog patogios duris, patogus išėjimas, įėjimas kažkur, patekimas. Ne. Tiesiog judate tiesiąją. Ir ieškoti kompromiso, ieškoti atsarginio, galbūt tinkamesnio įėjimo, ko gero avinui pats sudėtingiausias dalykas, tai jau yra tikrasis iššūkis. Kaip tai atrodo astrologo akimis? Aviną valdo Marsas, tai jo yra dieninis šeimininkas. Marsas tai vektorius, Marsas kova ir Marso pagrindinis žodis pirmin, šaunu, bėgam, startas. Tai avinas yra startas, zodiako startas. Ir sveikinu visus avinukus, kurie ruošiasi startuoti, laukdami savo gimtadienio. Tai štai startas Marsas. Naktinis avino šeimininkas yra Plutonas. Tai yra didžiulės slaptos energijos rezervuaras. Neišsenkančios energijos rezervuaras. Avinas zodiako kūdikis. Ir pastebėjote kūdikių bruožą. Toks įspūdis, kad jie niekada nepavargsta. Nuo ryto, kai atsikelia, kai pradeda lakstyti ir jau vakare visa šeima nuvargusi, o kūdikis vis dar kažką burba, kažką daro, laksto, dėlioja. Ir kai jau galų galiai kišamas į lovą, prievartauja tėvelį, močiutę, kas jau ten bus šalia, skaityti pasaką. Be abejo, pirmas zodiako ženklas, jiem reikia gražių istorijų. Na ir pasakos skaitimas baigėsi tuo, kad jau močiutė miega, o avinukas vis dar laukia pratęsimo. Tai yra Plutonas, neišsenkančios Plutono pajėgos. Avinas niekada nepavargsta, avinas visada jaunas. Ir tai beje gera žinia šio ženklo atstovam. Šitas ženklas pasižymė sugebėjimu labai ilgai išlikti jauniem. Netgi avinas senjoras tai tas, kur lekia, bėga ir vis skuba. Ir beje, avinai tikrai visur spėja. Visur atsiduria laiku, avinai pasižymi punktualumu. Tiesa, avinai viską puikiai pradeda, bet ne visada užbaigia. Jiems svarbu pradėti. Jeigu avinas nori kažką laiku, deramai, teisingai užbaigti, arba jis turi jau labai treniruotis ir skirti tam labai daug laiko, ugdant savo asmenybę, arba tiesiog jis turi turėti gerą partnerį, kuris padės jam pabaigti pradėtą darbą. Partnerystė avinui iš tiesų yra labai svarbus dalykas. Be partnerio avinas dažnai pasijunta silpnas. Partnerystė tai Chironas. Ir ši planeta avino ženklė yra išvaryta depresijai.
Ir aviną tikrai apima depresija, jeigu avinas praranda savo porą antrąją pusę. Bene iš visų zodiako ženklų labiausiai, sunkiausiai išgyvena skyrybas avinai. Jiems sunku prarasti partnerį, jiems sunku prarasti mylimą žmogų, nes Venera irgi išvaryta planeta. Bet jeigu jau avinas įsimyli, jis keičiasi radikaliai. Tampa švelnus, meilus, atidus, dėmesingas ir dėl mylimo žmogaus gali aukoti viską. Jis tampa pasiaukojimo pavyzdys. Labai svarbi ženkle egzaltuojanti planeta. Avine egzaltuoja Saulė. Egzaltuojanti planeta rodo, ką geriausio, ką daugiausiai gali nuveikti tas ženklas. Saulė. Džiaugsmas, laimė, būtent kūdikio šypsena, kūryba, avinai be galo kūrybingi ir yra neišmatuojamo optimizmo pavyzdžiai. Čia optimizmo, sakyčiau, etaloninis ženklas. Ir jeigu jums liūdna, ką jūs turite daryti, prisiminti, kuris jūsų draugas yra gimęs po avino ženklu ir skambinti avinui. Ir jūs plačiai nusišypsosite. Avinas tas, kuris stengiasi, kad visi būtų laimingi, džiugus ir kuris mėgsta, taip kaip ir reikia vaikam, mėgsta pokštus. Humoro jausmas neprilygstamas. Neprilygstami avinų ir kūrybiniai, aktoriniai sugebėjimai. Avinai universalūs. Iš esmės jie sugeba viską, nes jie neturi baimės jausmo, panašiai kaip kūdikis. Eina, daro ir padaro. Kliuviniai kitiems zodiako ženklam yra jau nepasitikėjimas savim, baimė žengti tą lemtingą žingsnį. Štai šių nuostabių savybių galėtų visas zodiakas pasimokyti iš gimusių po avino ženklo. Štai jums trumpai papasakojau apie aviną valdančias planetas. O ar turi avinas savo toteminį gyvūną? Pagal vestietišką astrologiją avino toteminis gyvūnas tai ežys. Ir ne bet koks. Ežys turintis 360 dyglių. Tad avinas gali badytis ne tik savo 2 ragais, bet jis turi dar ir didelį kiekį spyglių. Tad, kaip suprantate, su avinais reikia elgtis atsargiai. Neteisingas žodis, neteisingas elgesys ir avinas jum įdurs. Jei ne savo ragais, tai ežio spygliais. Toteminis gyvūnas tai tas gyvūnas, per kurį ateina ir toteminė apsauga. Todėl savo namų interjerą galite papuošti ne tik avinuko nuotrauką, bet ir ežio. Jei jūs vasarą dar ir draugaujate su ežiais, maitinate ežius, tai apskritai geras ženklas avinukam. Jūsų ženklo numerologinis kodas 12. Tai sėkmės skaičius. Taip pat avinam labai svarbus ir Marso numerologinis kodas, tai būtų 3. Plutonas lemia sėkmę per skaičių 10. Saulė vienetas. Štai šie skaičiai, kurie žada laimę avinui. Avino metalas yra geležis. Na, o kokie akmenys? Visi skaidrus. Ir ypatingai gerai deimantai bei rubinai. Na, o jei pasidomėsime spalvų gama, tai svarbiausia be abejo Marso spalva. Marsas yra raudona. Avinam tikrai ši spalva yra laiminga. Linkiu avinukam smagiai atšvęsti savo gimtadienį, na, o kad jis tikrai atneštų laimę, jau verta pasidomėti ir savo soliaru. Tai yra gimtadienio horoskopu.